Sveiki! Šiandien pasinersime į informacinių technologijų pasaulį ir pažiūrėsime, kaip stipriai jis pasikeitė per pastaruosius 20 metų. O patikėkite, pokyčiai buvo tiesiog dramatiški. Šios dienos įžvalgos paremtos atviru, nuoširdžiu pokalbiu tarp IT srities veteranų, kurie apmąsto visą 2 dešimtmečių transformaciją. Jie dalinasi prisiminimais, kaip viskas atrodė, kokie hypai ateidavo ir išeidavo ir apskritai, kuo gyveno visa industrija. Tai nuo kogi viskas prasidėjo? Ogi nuo įdarbinimo ir patikėkite, tai kaip žmonės anksčiau gaudavo darbą IT srityje, šiandien skamba, tiesiog neįtikėtinai. Ši laiko juosta puikiai parodo visą kelionę. Viskas prasidėjo vėlyvaisiais 90-aisiais, kurie, tiesą sakant, priminė laukinius vakarus. Tada atėjo startuolių bumo era, o šiandien mes gyvename didelių korporacijų laikais. Pokytis, kaip industrija ieška ir vertina talentus, yra tiesiog milžiniškas. Kontrastas yra tiesiog stulbinantis, tik įsivaizduokite. Skelbimas laikraščiuje, o darbo pokalbis kažkieno bute, kuris tuo pačiu metu yra ir ofisas. Šiandien tai sunkiai suvokiama, kai viską valdo LinkedIn profiliai ir daugybės etapų struktūrizuoti HR procesai. Arba štai dar vienas pavyzdys puikiai iliustruojantis to meto dvasią. Žmogus gauna darbą beveik be patirties, vien dėl to, kad pasako legendinę frazę „Vyrukai, aš pasiruošęs viskam". Tai parodo, kad degantis noras mokytis ir entuziazmas kartais buvo kur kas svarbesni už ilgą patirčių sąrašą CV. O kartais net nereikėjo ieškoti. Užtekdavo tiesiog parašyti tinkamam žmogui. Įsivaizduokime, parašai pačiam MySQL įkūrėjui, prašai rekomendacijos, o jis tau atsako, kam ta rekomendacija, geriau ateik pas mus dirbti. Viskas. Jokių HR skyrių, jokių ilgų formų pildymo, tiesioginis kontaktas. Na gerai, telkim pokalbį pavyko gauti, bet atsipalaiduoti dar tikrai nebuvo galima, nes laukia išbandymai, kurie, šiandien atrodo labai keistai. Pavyzdžiui, štai tokia mislė. Gaunate daktį, kuris dega netolygiai ir reikia atmatuoti pusvalandį. Atrodo, kas čia bendro su programavimu, bet anksčiau tai buvo populiarus būdas patikrinti, ar kandidatas moka mąstyti nestandartiškai. Ir čia kyla labai geras ir šiandien ypač aktualus klausimas, kam tikrinti tai, ką žmogus iškalė atmintinai prie lentos, jeigu realiame darbe po ranka visada yra Google ir žinoma dabar jau dirbtinio intelekto įrankiai. Ar tikrai atmintis yra svarbiausias įgūdis? Ir štai pavyzdys, kuris tiesiog užmuša visus argumentus apie specifinių technologijų būtinumą. Programuotojas, mokantis tik vieną duomenų bazių sistemą, ateina dirbti su visai kita. Ir ką? Per metus jis tampa ne šiaip gerų specialistų, o perkamiausios knygos apie tą technologiją autoriumi. Tai aiškiai parodo, ne konkrečios žinios svarbiausia, o gebėjimas greitai mokytis ir prisitaikyti. Gerai, techniniai gebėjimai, aišku, bet kaip dėl tų vadinamųjų minkštųjų įgūdžių? Ar čia kažkokia nauja mada, ar tiesiog sena daina naujai aranžuota? Iš esmės, gebėjimas būti gerų komandos nariu buvo svarbus visada. Klausimas kitas, ar pasikeitė pati svarba? Ar tiesiog pasikeitė žaidimo taisyklės? Ir taisyklės pasikeitė iš esmės. Anksčiau svarbiausia buvo turinys. Tiesioginis, atviras, kartais net šiurkštus grįžtamasis ryšys buvo norma. Svarbu perduoti informaciją. Ir taškas. Šiandien dėmesys krypsta ir forma. Prioritetas psichologinis saugumas. Ir tai, kas anksčiau buvo laikoma efektyvumu, dabar labai lengvai gali būti palaikyta toksišku elgesiu. Ir čia svarbu suprasti, kad kalba eina ne tik apie mandagumą, kalba eina apie profesinę etiką. Tai tos nerašytos taisyklės, kurios apibrėžia, kaip elgtis darbe, pagarba hierarchijai, procesams, bendravimo protokolams. Štai ir pavyzdys iš realaus gyvenimo. Kas nutinka, kai tos taisyklės sulaužomas? Vadovas neleidžia atostogų. Ką daro darbuotojas? Eina per jo galvą pas aukštesnį vadovą ir gauna leidimą. Rezultatas? Atleidimas iš darbo vietoje, nes profesinės etikos pažeidimas pasirodė esant daug rimtesnis nusižengimas nei bet kokia techninė klaida. Gerai, palikime žmonės ramybėje, pakalbėkime apie technologijas. Per 20 metų jų matėme visokių. Buvo galybė hypo, kurie atėjo ir išėjo, bet buvo ir keli tikri perlai, kurie pakeitė viską. Ir čia svarbiausia išmokti atskirti tikrą proveržį nuo eilinio hypo. Kaip? Tikras proveržis, pavyzdžiui, Nginx, išsprendžia kažkokią fundamentalę esminę problemą ir tampa naujų pamatų. O hypas, jis žada stebuklą, sidabrinę kulką, kuri išspręs visas problemas. Paprastai tokie dalykai ilgai negyvuoja, arba išnyksta, arba randa labai siaurą pritaikymą. Bet kodėl tie hypai tokie populiarūs? Ogi todėl, kad žmonės dievina paprastus sprendimus,
Pažadas, kad padaryk šios 3 dalykus ir viskas bus gerai, yra neįtikėtinai viliojantis. Deja, realiame pasaulyje tai beveik niekada nebūna. O dabar scenoje turime naują ir ko gero galingiausią žaidėją. Tokį, kuris keičia taisyklės greičiau nei bet kas iki šiol. Taip, kalba eina apie dirbtinį intelektą. Ir jo griaunamoji galia tiesiog beprecedentė. Tik įsivaizduokime, startuolis metus investavęs milijonus kuria skaitmeninius avatarus. Ir tada, per vieną naktį, didelė korporacija išleidžia naują DI modelį, kuris visą jų darbą paverčia niekais. Viskas. Verslo nebėra. Tad kaip patyrę specialistai realiai naudoja tą dirbtinį intelektą? Pasirodo ne tam, kad jis už juos parašytų visą programą. Yra 3 pagrindiniai būdai. Pirma, DI naudojamas kaip protingas patarėjas. Padeda tirti naujas technologijas ar ieškoti klaidų. Antra, jis puikiai generuoja kodo griaučius ir pasikartojančias dalis. Na ir trečia, kas yra tiesiog fantastiška, DI gali atlikti milžiniškus kodo atnaujinimus per 100 failų ir per kelias minutes. Darbas, kuris anksčiau trukdavo savaitę. Taigi kokia išvada peršasi po šios kelionės per 2 dešimtmečius? Ogi ta, kad vienintelis pastovus dalykas IT pasaulyje yra nuolatinė kaita. Ir tai verčia užduoti vieno, bet labai svarbų klausimą. Jeigu jau matėme tiek daug pokyčių, kas bus tas kitas startuolių žudikas? Kokia technologija laukia už kampo, pasiruošusi vėl viską apversti aukštyn kojomis?